Aš kriauklė.กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน Planas standartinis. Atvykus į naują vietą. Motoroleris. Numeris 1. Simti pinigų. Katrynai jogą. Žiūrėti mestuką greitai apvažiuoti motoroleriu. Haiderį šiandien nešu 10 valandą ekraną tvarkyti telefoną. Geriau biškai filmuosis šitą kamerą. Rytas iš šortus. Išėjau ryte į balkoną. Karšta, šilta, smagu. Vakar atvarėm vakare. Tamsu jau buvo. Ėjom iki jūros. Įbridau, parėjom, pavalgėm indų restorane. Miegot. Nuotaika gera. Nė debesėlio. Reikia išgerti normalią kavą. Nes viešbučiuose tos būna miltelinės. Karočiai, žiūri, šlykštas. Pusryčiai skanus viešbučiai, galvat, wow, kokia šlykštė. Išgerti kavą ir eit motorolerių subukint, bet ne šiaip savo. Reikia man pabandyti pasimti galingą motorolerį ir už pigiai. Tai eisim šiandien pasidaryti rytinę diplomatijos pamokėlę, pratimus, treniruotę. Ir reikia imti už vadžių ir padaryti šitą dalyką. Misija, pirmoji misija įvykdyta, pasėmiau tokį pat motorolerį, kur važiavau tą lūpą, bet 500 pigiau už dieną. Čia nemažai, čia apie 15 eurų pigiau dienai. Tai žodžiu, tai buvo 4 dienom, sako, už 900, sakau, ne, už 800. Ir paėjom. Kas čia? Naujas laivas. 96 laipteliai, bet jau atsipirko. Nėra labai daug žmonių šeštadienio vidurdienį. Kažin kodėl. Tuo geriau man. Labai, kad einam saulės nuleisti, čia biškai vėliau leidžias, nes nėra kalnų. Nu, yra uolos tokios, bet tik kadangi prie jūros tai vėliau 6 po 6. Vienas iš patarimų. Per atostogį gali nueiti. Filmuoji? Perduok mamai linkėjimus. Linkėjimai. Tai atoslūgis. Einam dabar, nes čia vakarą tai iki tų medžių turėjo būti vandens. Žodžiu. Karšta, smagu. Šiandien biškai dirbom. Prie kompo turėjom susitikimų. Pasidarėm. Einam leisti. Neišeis tiesiai į vandenį nuleisti. Aha.
Labas, nusipirkom vynuogių. Pačią mažiausią keką, bet esmė kokios dydžio. Gal nesimato filmuojant, bet jos kaip maži obuoliukai tokio dydžio, kaip rojaus obuoliukų dydžio. Ja. Pirma, ir vapšė nėra kaulo. Žiauriai saldžios. Laukiu kavos, labas rytas. Krabų miestas. Ne, iš tikrųjų tai reiškia krabių kardas. 7-Eleven, laukiam kapučino. Už 10 minučių atvažiuoja mus pasimti ir varom į turą į Phi Phi salas. 10:08 ryto. Toks vėl be žodžių momentas kažkoks. Ką tik pavalgėm
į turą įeina ir maistas, pietus, tokiam didelė restorane. Bufeto tipo, žiūrėjau, daug prisivalgiam, kaip piratas. Ir einam, turim dar šiek pusę valandos pabūt šitoj salytai, iki išgerti kavos kažką pasivaikščiot basam. Bizekas. Tirštumynas. Ką tik biškį palijo, dabar vat griaudė, jeigu girdisi. Have your attendance, please. To the tourists, or if you would like to Alright. speak, please wear a life jacket at all times. This rule is for everyone's safety, so please follow it without exception, even if you are a good swimmer. Thank you. Išvarys visus. Have your attendance, please. To the tourists, or Ar patiko turas? Tai vertinčiau gal kokiam 7. Tai žiūri gražios vietos, this rule is for bet tas masinis turizmas, jis liūdnas kartais. Rypau, kad 30 laivų visi įsitraukia telefonus, filmuoja vieną beždžionėlę, šiukšlės plaukioja. have your attendance, please. To the tourists, or Toksai, if you would tipo, like to swim, please wear a life toks jacket at all įvarytas į times. naro. Aš suprantu, kad tokių vietų išskirtinių, tai yra kelios gal pasaulyje, gal net vienintelė, bet gal Maldyvose kokiose yra, Filipinuose gal. Bet toj bandoj, negali gerai jaustis. Visi su savo supratimais, ką galima daryti, ko negalima daryti. Jeigu imsi dar turų, stengsis gal mažesnius, arba iš vis susižiūrėti, kur vyksta turai ir bandyti savo hodų nuplaukti arba nuvažiuoti. Nes gal būna šitų transfer keltų tiesiog, kad galėtum pats viską pasiplanuoti, nes ne man. Vieni vėluoja, čia klasika, vieni vėluoja, kiti kiti kolinius įvalo, kas čia, blėt, klasės įsirinkimas. Ką tu manai apie masinį turizmą? When I use the small, you look at only. Labas rytas. Labryta. 9. Namai mūsų šitie Krabi. 10 jau turi mūsų bukinę Kosamui. Rytoj išvažiuojam šiandien paskutinę dieną Krabi. Varom į Rail Beach. Maldos jau rytoj. Valgom pusryčius, varom į Rail Beach, ten yra beždžionių biški. Šiaip kažkoks labai turistinis kraštukas. Tai savadika, tai žodžiu, tai varom ten. Aukau, kad vyną pavalgys pusrytėlį, man kažkaip valandas pirmam. Nežinau, jau antrą dieną vis mažiau valgau. Gal dėl karščio? Nėra blogai. Tai žodžiu. Varom iki uostelio, nes iki to Rail Beach neina nuvažiuoti. Nors ten pusiasalis, bet per kalną ten turbūt. Tai varom ir nuvažiuosim, ten yra beždžionių. Šitie šaunieji
Italijos linksmi piliečiai kalba daugiau nei reikia. Bet 15 minučių pirko bilietą. Įdomu, per kiek laiko Matoguris šitai išrinktų ir surinktų. Čia per kokią 15 minučių. Tai Žemaitis? Technologija. Labas.ปีก่อนก็บอกน้องว่าจะปีกลายก็จะอย่างนี้ Čia žiūrėk mažytę virš mūsų. Van Damme filme Обезьяны. Reikia įrodymą, kad čia rojus, tai va, čia būtų kažkur. Šiandien tokiam utsvingo nuotaikų kaitos dainelė. Vakar pragulėjau. Lovainis batarkė buvo išsėdus, ta prasme, tai nuveikė, ten buvau pasitvarkyti nagus, pasirašinėti kažką užkas, bet šiek daugiau mažiau buvo nelabai aktyvi diena. Tai žodžiu. Šiandien tai man viskas erzina. Tai šešėlis netoks, tai per karštą, tai per šaltą, tai nėra pasblokuota. Tai traškin, tai per daug vandens atsigėriau, tik žodžiu. Būna tokių dienų. Nedaug, bet būna, tas prakentėtų. Kas dabar žiauriausiai erzina, tai masinis turizmas. Man atrodo, aš padarysiu sprendimą ilgam. Ne dėl to, kad negaliu pasidalinti su kitais žmonėm vieta, bet tiesiog nežinau, kas geriau, ar žmonės keliauja tiesiog visi pasklistų, ar visi koncentruotai į vieną tašką suvarytų, nežinau.
bet man хорошая švitis, tai Nes jeigu labai gražu, tai aš nesu matęs tokių kad uolų, kurios čia atrodo kaip varva didelės, aukšto, tai nesu matęs, gal nieko. Brazilijoje kažkas panašaus, bet ne tokį mastelį. Salos, uolos, nėra kaip pasaulyje kitur, manau. O chebra klaimbina, mokinasi, jaunuoliai. Gerai, ten kažkokia yra šventyklėlė padaryta, bet ne viena. Reikia ją pažiūrėti. Nu, tu matai. Ai, kadangi čia ola, tai primena, žmonės neša falus aukot, kaip su eities turbūt kažkoks simbolis. Geras jisai. Nu, visi prisifilmuosim dabar. Oi, prisifilmuosim. Prisifotkinsim, mes kabinsim ant sienos. Oi, bus ką parodyti. Nėra blogai. Vanduo kažkaip net šiltas toks. Bet matau, tai visiškai kojų pirščiukų galėsiu, nežinau, tušinuko užsirašyti mažom raidytėm, kad lopas ir perskaityčiau. O čia turbūt fainai pasnorkelinti. Galima ir papizdėminti kamerą tokiose vietoj. Tai žodžiu, ir fainai tam krabė. Tai pačiam krabė yra tipo regionas, yra krabė taunas, kuris nuo jūros 10 km. Mes gyvenam tokia miestelio Onangė. Palanga visiška. Daug labai turistų, bet man pačiam Onangė, nu ką žinai, nelabai tinka yra veikti. Bet su valtim galima varyti visokius turus. Tai tas fainai. Montaž. Tai krabi, 500 000 tam regione gyventojų. Pačiam taune, gal ten 30-40 miestų. O Onangė, nu sunku suskaičiuoti, nes labai daug turistų. Tai dėl ko ten varo turistai, tai dėl tų kalkakmenio uolų, bet pagrindė tai dėl šitų vadinamo island hoppingo, šokinėjimo per salas.
į vieną salą, į kitą salą, iš vienos salos į kitą. Mes taip irgi darėm. Ta Andamanų jūra labai tinkama, nes daug koralų, rami, tai tinka snorkelint. Aš bandžiau, bet labai trumpai pirmam ture, tai įspūdingi vaizdai ir kažkaip nenuvariau po to vienas. Tai gal nežinau, gal dar išeis per šitą kelionę. Taip pats Krabi gyventojų tai yra senas musulmonų bendruomenės, indų labai daug indiško maisto. Indai ten atsirado irgi kaip prekiautojai. Kelis kartus valgėm indų restoranuose. Tai ar pačiam tam Krabi faina, per daug turistų, bet vietos pateisina, dėl ko ten jau yra. Tai ar galėčiau ten būti, kažkur gal giliai džiunglėse gal ir galėčiau, bet šiaip ne. Tai va, daug rusnios Krabi. Kažkaip teko tokių vaizdų net matyti, kur asianiai kalba su vietiniais didžios Rusijos tautos kalba, kurie galvoja, kad visas pasaulis turėtų mokėti. Tokių šlykščių rusų irgi yra, tai nežinau. Man kažkaip buvimas tarp jų skatina agresiją, tai nežinau. Geriau nebūtų, tokiose vietose. Temperatūrėlė vandens, tai tik man nesinori likti krante. Ką ten krante? Su rusais. Kęsti, kodėl tu tik nemėgsti tų rusų? Neišlikšti tauta labai. Galvoju, kada paskutinį kartą valgiau bulvę. Nes čia yra bulvių. Katinukų koma.หนังสือพิมพ์ครับฉบับเดียวบาทเดียวครับโลกการุณเมตตาซื้อผมสักรายกว่าจะได้แต่ละบาทผมแทบจะขาดใจตายหนีรถที่วิ่งปักไฟผมหารายได้ด้วยความยากเข็นหนังสือพิมพ์ครับไทยรัฐเดลินิวบางกอกนิวพิมพ์ไทยผมมีกำไรได้มาก็เพียงเปอร์เซ็นต์ช่วยอุดหนุนผมหน่อยเด็กน้อยที่แสนลำเค็ญรถมาผมต้องวิ่งเต้นขอจงเห็นใจเด็กขายหนังสือพิมพ์เร่ไปตามท้องถนนเกิดมายากจนหวังให้ท้องอิ่มแต่รถพ้นพรำพ้นทนกรากรำทำหน้าแย้มยิ้มไม่ลักขโมยเรื่องคุกตารางผมไม่เคยชิมมิตรอาชีพ Very nice, Rod. Welcome in. Yeah. Very nice to see you. Bob Marley, one song for my boss. Cry.
Fone turėtų girdėtis kvietimas maldai. Paskutiniai, man atrodos. Viena būna auštant. 12 valandos, 4 valandos. Saulė leidžiantis ir man atrodo dienos pabaigimą. Tai šita yra. Jo, Krabi nemažai musulmonų. Yra ne viena mečetė. Labai mieli žmonės. Daug ir indų, tikrai daug restoranų, daug ir muslim restoranų. Aš asmeniškai pats atvaręs į Krabį net nebuvau šventykloj budistų. Iškelitas vaibas kitoks, kadangi vis tiek čia yra kaip čia pasakius, rezortas. Ir žodžiu, tokie vis tiek labiau pardaviminiai žmonės yra kviečia tave pirkti, stovi prie restorano. Užmiršau irgi tą terminą, žodžiu, padavėjai kviečia beveik prie kiekvieno šustresnio restiko užeiti. Žodžiu, bet šiai fainiai. Šiandien ryte buvau užsiliepsnojęs labai buvau jautri karalienė. Vis dėlto, dėl komforto pusės, fainai, kad čia yra pasiūlos, bet ar man tiek reikia tas pasiūlos, ašgi galėčiau nueiti pavalgyti vieną turgų, 4-3 restikus, tai galėčiau visą savaitę, jeigu norint išragauti patiekalus, tai man nereikia čia tos tiek pasiūlos. Aišku, fainai. Tai žodžiu. Tas masinis turizmas, pažiūrėkime iš dviejų pusių. Iš vienos pusės šiukšlynai, žala gamtai, iškreipta rinka, nekilnojamo turto, augančios kainos ten ir taip toliau. Kita pusė, čia vietiniai tailandiečiai labai mažai moka mokesčių. Beveik visai nemoka. Kažkokie kaip ir progresiniai, uždirbantis daugiau. Ne progresiniai, ten turi uždirbti kažkokią tai sumą, kad mokėtum mokesčius ten pat polnai.
Tai manau, kad čia irgi tas yra riba, kur iški juodai, kad tik neuždirbti iki tos ribos, bet esmė yra ta, kad vis tiek turizmas, man atrodo, tai yra trečia pagal atnešančias lėšas įnašas į biudžetą šitos karalystės. Tai labai svarbi dalis ir ten sukuria nežmoniškus kiekius darbo vietų ir žmonės patys susikuria savo vietas. Tas turizmas yra svarbu ir jeigu tu ten perki bilietą į nacionalinį parką, ne nacionalinį parką, dar kažkokius dalykus, tai tu gali prisisvaigti, kad tu prisidedi prie, žinau, gerovės kaimo vietovėse gyvenančio ar ten įsam gyvenančių žmonių gerovės. Tai va, yra ir jie čia, pavyzdžiui, psichuoja, čia dabar kai buvo šitos užliejo ten žodžiai ir šiaip, tipo, jie ten psichuoja, kad ten traukiasi keliais procentais tas turizmas, čia yra big fin, didelis dalykas. Tai va, tai aš, būdamas tikras Libra zodiako ženklas svarstyklė, dvejoju čia, kaip čia jaustis morališkai. Važiavau paskutinį vakarą pasivažinėti, Krabičio pagrindiniam gatvėm. Turėjom 8 ir 7 laipsnių šilumos, kiek dabar 8 vakaro. Čia dešinė jūra, vėjelis labai minė, tai labai smagu pakruizinti tiesiog. Aišku, ta gatvės čia šios tai ar dėl jausmo tai fainai. Tai dar biškutė apie Krabį ir apie šitą video, kurį ką tik pažiūrėjot, tai jis kitoks negu praeitie, nes Krabį mes atvykom jau labiau atostogauti. Ir tas dienos tokios rutinos, rutina yra visai maloni, bet jos kartojasi ir ne visada filmuojam, ne visada ta rutina yra kažkokia vizualiai ir įdomi, tai stengiuosi suekstraktuoti kažkaip. Atsiprašau, kad buvau nervingas ar ten pasisakiau kažką aštriau, tai nieko blogo neturiu. Savy varom į salas, į salą, į Koh Samui. Važiuojam su autobusu, nebeskrendam, pasimatysim. Visiems linkėjimai, nesušalkit, nebūkit. Būkit geri.